Sveiki bendruomenė, labai džiaugiuosi su jumis galėdama sveikintis jau naują mėnesį arba dar kitaip vadinamą meilės mėnesiu. Tikiuosi, jog visi esate įsimylėję ir dalinate savo meilę su antrosiomis pusėmis ir su aplinkiniais. Na, o jeigu kol kas neturite antrosios pusės, tai visada atsiminkite, jog niekada nebusite vienišas ar vieniša, nes Viešpats yra su tavimi. Jis ruošia tavo širdį ir turi patį unikaliausią planą tik tau. Jeigu turite galimybę savo bendruomenės rate, galbūt pabendraukite su poromis, paklauskite, koks gali būti tas vedybinis gyvenimas ir su kokiais iššūkiais susiduria tos poros. Praeitą mėnesį miesto bažnyčia Klaipėdoje turėjo narių šventę, į kurią žinoma sugužėjo senbuviai ir prisijungė nemažas ratas naujų narių. Nes kaip jie patys sakė, nori turėti savo bažnyčią, turėti savo bendruomenę, padėti ją statyti ir plėsti kuo didesniu mastu. Taipogi pereitą savaitę tokią gražią šventę apturėjo ir Vilnius, o kaipgi be Kauno. Kaunas švenčia šiandien. Jie taipogi laukia naujų narių, tikėkime, kad jų atsiras ir norėjome ir mes sudalyvauti, bet kaip jie sakė, klaipėdiečiai nekviečiami. Žinoma, aš juokauju. Na, o po tokių džiugių naujienų kviečiu jūs nuraminti savo širdis maldoje, pasimelsti ir paklausyti pamokslo, kurį mums šiandien veda Romanas. Tu valdai stiprią ranką.
nes Dieve tau, šlovė tik tau, lenkiuosi prieš tave, lenkiuosi prieš tave. Šiandien noriu pakalbėti apie santykius. Ir norėčiau pradėti nuo palyginimo metaforos. Šita juosta lygų 100 cm, 1 metras. Galim sakyti, kad jinai panaši į žmogaus amžių. Kiekvienas centimetras, 1 metai mūsų gyvenimo. Ir mūsų brangus klausytojai, galim sakyti, kad jūsų amžiaus vidurkis 30 metų. Gal kiek daugiau, gal kiek mažiau. Bet galim sakyti, kad tai jau yra nugyventa. Mes taip pat žinom, kad žmogaus gyvenimo vidurkis Lietuvoje yra plius minus 80 metų. Ir nuo 100 iš kitos pusės mes 20 galim nukarpyti. Ir kasgi mums lieka? Mums lieka va tokia atkarpa. Šita atkarpa, kiek mums Dievas dar, jeigu viskas bus gerai, paliko šitoj žemėje. Į klausimas natūraliai, ką tu planuoji daryti su šitais metais? Ką tu planuoji daryti su šitą savo gyvenimo atkarpą? Ar tu investuosi save ir savo metus į santykių atstatymą, į santykių kūrimą, į pažinimo kitų žmonių, į ėjimą artin? Ar tu leisi savo įsižeidimams, praeities skausmams, tarsi panuodyti tai, kas yra? Ir tiesiog prarasti tuos metus savo skausme. Konfliktai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Kiek žmonija egzistavo, tiek žmonės patyrė vienokį ir kitokį nesutarimą. Jeigu žmogus turi šalia kitą žmogų, koks jis bebūtų geras ir šventas, laiko klausimas, kada tu su juo dėl kažko nesusitarsi. O jeigu mes tave patalpinsim į negyvenamąją salą ir tu ten būsi vienas, tu neišvengiamai, bet kada nors susipyksi su savim. Tu su savim neturėsi galutinio susitarimo, tu turėsi konfliktą su savo vidiniu žmogumi. Taigi konfliktas neišvengiamybė žmonių, kurie kūrė santykį. Jeigu mes pažvelgsim į konflikto apibrėžimą, ką mes galim paskaityti? Konfliktas yra situacija, kai 2 ar daugiau šalių, reikia bent 2 žmonių, turi prieštaraujančius norus, poreikius, vertybės ar tikslus. Paprastai žodžiais yra viena pusė ir jinai kažko nori. Jinai mato realybę tam tikrų būdų. Jinai turi savo nuostatą, savo požiūrį, savo norus. Ir yra kita pusė, kuri žiūri į tą patį dalyką, tik tai per savo kitokio mąstymo prizmę, per kitokias vertybės, per kitokius norus, per kitokius filtrus. Ir vienas žiūri situaciją, sako, aš esu teisus. Ir šitas žiūri tą pačią situaciją, sako, aš esu teisus. Ir staiga mes turim tarsi įdomią situaciją, kad 2 žmonės mano, kad jie yra teisūs, o reiškia, kažkas iš jų 2 yra neteisus ir greičiausiai tai yra nesu aš, tai yra kita pusė. Ir tokiu būdu mes einam į ginčį, mes einam į tą prieštaravimą, manydami arba gindami savo poziciją, laukdami, kol kita pusė pagaliau supras, kad jį klysta ir mes galėsim maloningai pripažinti, kad, tu klydai ir aišku, nuoširdžiai atleisti. O galbūt ne. Bet kas įdomiausia, kad istorijai buvo aibė situacijų, kur žmonės tiesiog negalėjo susitarti. Pažiūrėkim į žmonijos istoriją. Žmonijos istorija prasidėjo nuo konflikto tarp Dievo ir žmogaus. Dievas sakė, daryk, ką nori, tik šito nedaryk. Kaip tarsi padovanojęs knygą,
1000 puslapių dydžio ir sako, skaityk visą knygą. Tik tai tam tikram puslapį neskaityk vienos eilutės. Ten negalima skaityti. Ir žmogui kilo vidinis prieštaravimas. Kodėl? Kodėl neleidžia? Aš noriu, eina ir paskaito. Ir mes turim konfliktą tarp Dievo ir žmogaus. Kai vienas manė, kad reikia taip elgtis, kitas sakė, ne, reikėjo kitaip. Ir tas konfliktas peraugo į kitą konfliktą tarp Adomo ir Ievos, tarp vyro ir žmonos. Ir vyras prikaištavo žmonai, kodėl tu man davei valgyti, tą ir aną. Žmona prikaištavo vyrui, o kodėl tu klausėsi, reikėjo savo galvą galvoti. Ir mes vėl turim nesutarimą tarp pirmųjų žmonių. Jie pagimdė 2 sūnus, Abelį ir Kainą. Ir ką jie padarė? Jie susipyko. Susipyko iki tokio, kad vienas nebegalėjo pakęsti kito. Ir nusprendė jam atkeršyti. Toks jausmas, kad visa žmonijos istorija pilna konfliktų. Ir ne tik Senajam testamente. Mes panašius dalykus matom ir Naujajam testamente. Mes matom, kad Jėzaus mokiniai pykdavosi tarpusavį. Kažkas norėjo sėdėti Jėzui iš dešinės. Kiti irgi norėjo sėdėti Jėzui iš dešinės. O yra tik viena dešinės pusė. Tai kuris iš mūsų sėdės, kuris teisus, kuris nusipelnęs. Ir jie ima ginčytis, jie ima kovoti, jie ima prieštarauti viens kitam, konfliktuoti. Ir Jėzui nekartą reikėjo įsikišti jų konfliktą ir juos nuraminti. Net apaštalas Paulius, kuris mums daug rašo apie tai, kaip spręsti konfliktus, žmogus, kuris parašė vos ne didžiąją dalį viso Naujojo testamento, apaštalas Paulius savo laiku buvo labai sunkiai sukalbamas žmogus. Ir jeigu jisai kažko užsinorėdavo, jeigu jisai manė, kad jisai buvo teisus, nieks negalėjo pakeisti jo nuomonės. Ir mes skaitom, kad ir apaštalas Paulius buvo susipykęs su Barnabu. Dėl ko? Dėl Morkaus. Ir Barnabas sakydavo, jisai dar jaunas, jisai tikrai užaugs, pasitaisys, duokim jam dar vieną šansą. Ir apaštalas Paulius sakydavo, ne. Žmogus, kuris bent vieną kartą išdavė, išduos ir antrą kartą. Ir jisai netinkamas tarnystei Dievo karalystei. Ir jie antiek nesutarė, kad net jų keliai išsiskiria. Barnabas pasiėmęs Morku išėjo į vieną pusę keliauti ir apaštalas Paulius iškeliavo kitą pusę. Ir taip mes matom, kad laikui bėgant apaštalas Paulius smarkiai pasikeitė. Dievas dirbo su jo širdim. Jisai iš kieto širdžio patapo minkštu vyru, kuris gebėjo ir atleisti, ir įsiklausyti, ir pamatyti situaciją iš kitos perspektyvos. Bet tuo metu įvyko nesutarimas. Tuo metu jiem nepavyko susitarti. Taigi konfliktas tarsi neatsiejama dalis žmonių santykių. Atsimenu mano mentorius, kai mes tik buvom susituokę, klausė mus, ar jūs turit nesutarimus, ar jūs turit konfliktus. Ta pati klausimais užduodavo ir kitom jaunom porom. Ir jeigu kažkas atsakydavo, oi ne, mes nesipykstam, taigi pas mus meilė, mes gerbėm viens kitą, mes įsiklausom viens kitą, jis dažnai nusišypsodavo ir sakydavo, jeigu jūs iki šiol neturėdavot ne vieno rimto nesusitarimo, tai jūs arba A, iki šiol nuoširdžiai viens su kitu ir nekalbėjot, arba jūs santykių neturit. Ir jeigu jūs neišmoksit civilizuotai pyktis, bartis, diskutuoti, kalbėti, aptarinėti klausimus, kur jūs nesutarėt, tai jūsų meilė neatlaikys. Jums reikia išmokti, įeinant į nesutarimą, jį civilizuotai išspręsti. Taigi, Biblija nesmerkia konfliktų kaip tokio, nes jinai yra pati pilna konfliktų tarp žmonių, tarp tikinčiųjų, netikinčiųjų. Tačiau raštas tikrai verčia mus atkreipti dėmesį į 2 dalykus. Dėl ko įvyko konfliktas, kitaip tariant, konflikto priežastis labai svarbi. Ir antras dalykas, kaip tu sprendi nesutarimą. Dėl ko jis atsirado ir kaip tu jį sprendi. Dažnai
žmonės, kai ateina konsultuotis dėl nesutarimo, konflikto, nuoširdžiai klausia. Tai vad, kai atsitiko konfliktas, kuris iš mūsų turi eiti pirmas ir atsiprašyti? Kuris turi pirmas padaryti susitaikymo žingsnį? Ir aš žinau, kad kai jie klausia šitą klausimą, už jos slepiasi tarsi nuogastavimas arba noras, kad tas, kuris labiausiai prisidėjo prie konflikto, tas, kuris pirmas pradėjo, tas ir turi eiti pirmas taikytis. Ar ne taip? Nes jeigu su manim susipyko, mane apkaltino, aš esu nukentėjęs, jaugi aš turiu pirmas eiti ir taikytis, o dar juolab prisimti atsakomybę už tą konfliktą. Ir dažnai šitą klausimą aš atsakau, pirmas susitaikymo žingsnį turi padaryti tas, kuris laiko save brandesniu. Nes tik brandesnis žmogus toje situacijoje gali atrasti savyje jėgų padaryti pirmą žingsnį. Turi galimybę suvokti, kad tai, kas vyksta, negali būti išspręsta, jeigu mes tiesiog užsirakinsim, užsidarysim ir tikėsimės, kad kažkas, kas mus nuskriaudė, pirmas padarys tą žingsnį. Taip galimai gali ir neįvykti. Laiške Filipiečiams, 2 skyrius, nuo 3 iki 5 eilutės mes skaitom. Tegul nelieka vietos vaidams ir tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesnių už save. Nesvarbu, kas pirmas pradėjo, nesvarbu, kas kaltesnis, kuris neša didesnį atsakomybę už tą konfliktą, laikykite aukštesnių už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, o taip norisi nesutarimo, su kurie pagaliau pasakyti, tai kodėl aš vis duodu ir duodu, dedu pastangas, o kita pusė tarsi net nesistengia kažką kitaip padaryti. Ir pikta darosi. Ir tuo pačiu raštas mums pasako, žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kito arba kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. O Kristus nusistatymas buvo, kad jisai paaukoja visą save, turėdamas konfliktą su žmonija, Dievas nevertė mūsų sumokėti už tą konfliktą, bet paprašė savo sūnų sumokėti už konfliktą, kurio jis net nepradėjo. Tam, kad sutaikyti tave su Dievu. Tam, kad sutaikyti mane su Dievu. Tokio nusistatymo raštas ragina mus būti. Ir aš suprantu, kad aš kaip žmogus negaliu savyje to išugdyti. Aš negaliu savyje atrasti tokios jėgos. Aš negaliu iš savęs būti toks geras visą laiką. Tai neįmanoma. Man reikia šventosios dvasios jėgos. Ir štai kodėl mes šaukėmės Dievo pagalbos. Dieve, padėk. Padėk mum išspręsti šitą konfliktą. Mes šaukėmės, Dieve, padaryk ką nors. Ir dažnai žmonės, kai įeina į konfliktinę situaciją, kai šaukėsi Dievo, malda panaši į kažką panašaus. Dieve, tu žinai, kad mes susipykom ir tu žinai, kaip ta kita mano pusė, mylimo žmogus arba artimo žmogus neteisus. Todėl labai prašau tave, padėk tam žmogui suprasti, kad jisai buvo neteisus, kad mes galėtumėm susitaikyti. Ir mes pasakojom Dievui istoriją apie tai, kiek tas žmogus buvo neteisus, tarsi Dievas nežino. Kiek esu meldęs tokių maldų, nei vieną Dievas neatsakė. Kažkodėl, kai aš prašau jį, kad jisai kitą paprotintų, kitą pakeistų, jis nepaprotina ir nekeičia. Tačiau kiekvieną kartą, kai aš pats dalyvavau nesutarime, konflikte, ir nors jaučiausi teisus, mano malda buvo, Dieve, atverk mano akis. Dieve, parodyk mano dalį šitame konflikte. Dieve, keisk mano širdį. Jeigu tu nori pakeisti mano partnerį, mano mylimą žmogų, mano vaiką, mano mamą, mano artimuosius, kolegą, bendradarbį, jeigu tu nori juos pakeisti, pradėk pokytį nuo manęs, nuo mano širdies nuostatų,
nuo mano vidinio žmogaus. Ir kas keiščiausia, beveik visada Dievas atsakydavo į šitą maldą. Kai tik aš sutikdavau būti pirmu, nuo kurio Dievas pradės keisti situaciją, Dievas visada atliepia. Ir iš to išeinant, jisai kažkokiu stebuklingu būdu keičia ir kitą žmogų. Bet pradeda visada nuo manęs. Romiečiams 15:1 mes skaitom. Mes, stiprieji, turint omeny, jeigu tu laikai save stipresniu tikėjime, arba tu bent norėtum būti stipresniu tikėjime negu tavo partneris, kolega, žmogus, tai tu ir prisimk atsakomybę kaip stipresnis. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės, ne savo pataikauti. Jeigu tikrai manai, kad esi teisus tam tikroje situacijoje, tai būk pirmas, kuris eina pas Dievą su atgaila ir su prašymu, kad Dievas pradėtų keisti tavo, mano, mūsų širdį. Dievui patinka tokios maldos, kai žmogus, net kai jaučiasi nuskriaustas, pradeda susitaikymo kelionę nuo savęs. Kartais mumise gyvena seni konfliktai. Konfliktai, kurie prasidėjo daug metų atgal. Tai gali būti mamos konfliktas su dukra arba su sūnum, kuris kadaise, kai buvo dar paauglys, pasakė aštresnį žodį. Jis jau pamiršo, jis net neatsimena ir gyvenime neatsiprašys. Bet mamos širdį vis dar gyvena tas skausmas. Arba tai gali būti sutuoktinės skausmas, kai kitas mylimas žmogus, kuris davė įžadus visą gyvenimą tave mylėti, išdavė. Buvo neištikimas. Išmainė jūsų meilės santykį į kitką, laikiną, kažką tokio nesvarbaus. Ir tavo širdį gyvena skausmas. Gyvena neatleidimas, tu vis dar gyveni tame konflikte, nes nėra susitaikymo ir tarsi negali būti susitaikymo. Nes susitaikymas tarsi reiškia, kad tu pritari tam sprendimui, kad tu pateisini tą sprendimą, o tu nepateisini. Mumise yra daug, arba keli, arba bent vienas senas konfliktas, kurio gal tu net savo neišpažįsti. Bet tas konfliktas, jisai leidžia pykčiui gyventi tavo širdyje. Tavyje gyvena pyktis. O pyktis yra energija. Ir tu tiek metų gyvenai su to pykčiu, kad tas pyktis leido tau nesitaikyti, neklausyti, nematyti, priiminėti sprendimus, kurių tu žinai nereikėjo priiminėti, bet tarsi pyktis viską padengia. Tarsi su manim tai pasiilgi ir aš turiu galimybę lygiai taip pat elgtis. Ir aš turiu teisės būti piktu. Galbūt tas pyktis daug metų buvo tavo gyvybės energijos šaltiniu. Ir tu bijai eiti susitaikymą, bent su savim to klausimu, nes tada tu nebeturėsi teisių pykti, o reiškia, tu nebeturėsi jėgų. Taip atrodo, kad tu tarsi išsižadėsi savo gyvybės šaltinio. Nebijok. Dievas nori tave išlaisvinti, nes kol tu gyveni nesutarime, kol tu gyveni neatleidime, nesusitaikime, bent iš savo pusės, nors kita pusė iki šiol gali būti neteisi ir nepripažįsti savo kalties. Kol tu neatleidai, kol tu savyje neeini susitaikymo keliu, tu esi nelaisvas, tu esi įkalintas, tu esi vergystėje, neatleidimo, pykčio vergystėje. Ir tau tai atrodo jėga ir energija, iš tikrųjų tai yra jėga ir energija, kuri tave pavergia. Ir mes skaitom, kad Jėzus atėjo į žemę išlaisvinti pavergtus, kurie net nežino, kad yra pavergti.
neatleidimas, sutarimas ir konfliktas, kurio aš neišsprendžiu savyje. Tai yra irgi vergystė. Aš tikiuosi taip nematau, bet tai yra vergystė. Ir aš kenčiu. Tai rėmina mano sprendimus, tai keičia mano mąstyseną, tai keičia mano vertybės, tai keičia mano santykius su savim, su aplinkiniais, su Dievu. Tai mane žaloja, tai žaloja kitus. Bet koks neišspręstas konfliktas, bent iš mano pusės, jis leidžia tam pykčiui užvaldyti mano širdį. Ir aš pasidarau vergu. O Jėzus pašaukia mus laisvei. Kaip keistai beskambėtų, visi konfliktai eina per 3 žingsnius. Taip. Ar tai yra konfliktai tarp sutuoktinių, tarp tėvų ir vaikų, tarp bendradarbių, kolegų, tarp šalių? Kaip keistai beskambėtų, visi nesutarimai eina per tuos pačius 3 žingsnius. Ir mes juos nuolat kartojam. Tik tai vis eidami per eskalacijos spiralę, vis apsunkindami tą nesutarimą, konfliktą, apipindami emocijom, nusivylimu, frustracijų, pykčių, bet žingsniai tie patys. Labai svarbu juos suprasti tam, kad jeigu tu nori konfliktą sustabdyti, užbėgti jam už akių, tai labai gerai suprasti, kur mes esam dabar tame konflikte, per kurį mes einam. Ir pirmas žingsnis labai paprastas. Jis vadinasi įvykis. Kažkas atsitiko. Sūnus pažadėjo padaryti namų darbus, nepadarė. Dukra pažadėjo išplauti indus, neišplovė. Sutuoktinis pažadėjo grįžti namo 5 arba perspėti, kad vėluoja, negrįžo, neperspėjo ir nepakelė ragelio. Visa tai yra įvykiai. Patys įvykiai iš savęs yra neutralūs. Jie gali turėti aibę priežasčių. Gerų, blogų. Mes nežinom. Įvykis yra neutralus. Tačiau antras etapas bet kokio konflikto, tai yra šio įvykio interpretacija. Kitaip tariant, mes neišvengiamai turim savo atsakyti klausimą. O ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kad pažadėjo ir nepadarė? Žadėjo ateiti 5, neatėjo. Skambinu, nepakelė ragelio. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad kažką blogai atsitiko su žmogum? Ar tai reiškia, kad manęs nemyli, negerbė, kad aš esu nesvarbus, nesvarbi? Ir tada, kai mes padarom šitą interpretaciją, o interpretacija gimsta mūsų širdyje. Mūsų širdis interpretuoja bet kokį įvykį kito žmogaus elgesio prasme. Ir tada mūsų širdis nusprendžia, kaip aš noriu į tai reaguoti, kaip aš ketinu atliepti tokiam įvykiui, tokiam elgesiui. Ir konfliktą galim spręsti 3 vietose. Pirma, jeigu aš padarau kažką, kas yra kaip įvykis tiesiog trikdo kitą žmogų, tai yra įvykis, kuris įžeidžia kitą žmogų. Ir nesvarbu, kad aš nenorėjau, mano ketinimai buvo geri, aš tikrai nieko blogo nenorėjau, bet įžeidžiau. Tai nepaisant tavo ketinimų. Tiesiog, žmogiškai, atsiprašyk. Prisimk atsakomybę ne už savo ketinimą, bet už tą faktą, kad tai, ką tu padarei, galėjo įskaudinti kitą žmogų. Net nenorom. Ir dažnai, jeigu tu prisimi atsakomybę už savo veiksmus ir už jų padarytą žalą, net netyčinę žalą, emocinę žalą, konfliktas labai dažnai nebeturi jėgos, nes tu jį pagavai pačioj pradžioj, įvykio etape. Romiečiams laiške 14:13 mes skaitom: tad liaukimės teisti vieni kitus. Kitaip tariant, liaukimės kaltinti viens kitą. Čia dėl tavęs, ne čia dėl tavęs, čia tu kaltas, ne čia tu kaltas, tu pirmas, ne tu pirmas pradėjai. Verčiau pasiryškime nebeduoti broliui, sesiai, artimam žmogui akstino, nupulti ir pasipiktinti. Neduokim akstino. Valdykim tą įvykį, kuris veda į tą nesutarimą, į tą pasipiktinimą. Tau gali būti nesvarbu, kaip vaikai apsirengia, ar jų kojinės dera. Tam svarbu, kad būtų šilta. Tačiau kitam tėvui arba mamai
Tėveliui svarbu, kad ir kojinės dėrėtų, ir spalvos dėrėtų, ir būtų šilta. Ir jeigu tau nėra skirtumo, tai gal padaryk kaip kitam svarbu. Net jeigu tau tai nesukuri jokios papildomos vertės, tai gal net yra beprasmiška, bet iš pagarbos. Nebeduokime artimam žmogui akstino nupulti ir pasipiktinti. Tai yra Dievo išmintis, tai yra malonės išraiška. Man to nereikia, bet jai to reikia, dėl tavęs aš tai padarysiu. Bet būna, kad nepaisant to, kad nenorėjau blogai padariau ir kitas žmogus jau spėjo interpretuoti, arba aš esu tas žmogus, kuris matau įvykį, matau kito žmogaus elgesį ir jis mane papiktina, mano širdis supyko, aš jaučiu įniršį. Ką daryt? Ir šitoj vietoj patarimas gali nuskambėti kiek keistokai. Neskubėk pasitikėti savo širdies patarimais. Neskubėk. Nes tavo širdis, mano širdis, gali tau patarti klaidingai. Mūsų širdis gali klaidingai interpretuoti ir iš to, kaip interpretavo klaidingai, bet labai rimtai supykti. Jeremijas prieš 2000 metų, žmogus, kuris tikrai pažinojo žmogaus širdį. 17 skyriuje, 9 eilutėje, mes skaitom apie tai rašom, širdis tavo ir mano, už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Įsivaizduoja, kad tu ir aš, kai matom kito žmogaus elgesio išraišką ir norim tai interpretuoti, pasitikim ir pasikliaujam širdim, kur yra pasiligojusi, kur yra vylingesnė už bet ką. Tai gali būti, kad ir mūsų širdis, kad ir mūsų interpretacija mums meluoja. Ir tu įsivaizduoji, kad tu supyksti ant kito žmogaus rimtai, nuoširdžiai, bet iš tikrųjų rėmiesi savo širdies melu. Kad nebūtinai kaip aš tai matau, taip iš tikrųjų ir buvo. Aš žinau, skamba keistai, bet mūsų širdis ne visada skuba pateisinti kitą žmogų. Ne visada skuba pagalvoti, kad kitas nieko blogo neturėjo omeny. Kartais tiesiog blogai pataria. Todėl išmintis byloja, neskubėk klausytis savo širdies interpretacijų. Ir jeigu jau labai nori spręsti tą klausimą čia ir dabar, tai pirmą ką padaryk. Pakelk savo akis į dangų, sakyk viešpatie, jaučiu, kad imu pykti. Padėk man pamatyti situaciją kaip iš tikrųjų. Padėk man pamatyti tavo akim. Neskubėt klausyti savo širdies, nes šiuo atveju mano širdis nepatarė man gerai, o aš taip nenoriu įsijungti į tą pykčio sūkurį tik tam, kad suprasti vėliau, kad be reikalo aš tai padariau, o galbūt ir pasakysiu žodžius, kurie kitą žmogų įžeis. Ir va trečias etapas, tas reakcija, kai įvyko įvykis, aš jį interpretuoju, supykstu ir noriu reaguoti ir priimu tam tikrus sprendimus, pasakau tam tikrus žodžius, metu ragelį, pakeliu balsą, nepasitinku prie durų, nepasakau gerą žodžio, pasakau piktą žodį. Visa tai mano natūrali reakcija į tą mano interpretaciją patampa kito žmogaus įvykiu. Ir dabar jis yra priverstas pabandyti tai suvokti, interpretuoti, paklausyti savo širdies arba neklausyti ir padaryti savo veiksmus, kas savo ruožtu tampa mano naujų įvykių, kuris greičiausiai bus blogesnis negu pirmas. Ir mes einam per konflikto eskalaciją. Ir išmintingiausia, kai net jau padarei tą savo interpretaciją ir tikrai žmogus pasielgia blogai ir pikta darosi, nuspręsti reaguoti kitaip. Ne taip, kaip širdis sako, ne taip, kaip būtų teisinga, o kaip būtų neteisinga, bet išmintinga. Nes ir
Dievas, kai mato mūsų neteisybę, pasirinka elgtis neteisingai. Nes teisingai būtų padaryti viską, kad mes sumokėtumėm už savo nuodėmes, o jisai vietoj to pasielgė neteisingai. Jis mūsų kaltę suvertė ant savo sūnaus. Man gerai, bet sūnaus atžvilgiu neteisinga. Jėzus atžvilgiu neteisinga, kad jis moka už mano nusikaltimus. Taigi aš galiu, matydamas tokį pavyzdį, Jėzaus pavyzdį, Dievo pavyzdį, pasirinkti, nereaguoti taip, kaip noriu, nors gal atrodo teisingai, dėl to, kad aš turiu kitą pavyzdį. Aš ieškau taikos, aš rinkuosi kitokios reakcijos ir vėlgi suprantu, gal savyje tiek jėgų neturiu, bet aš galiu šauktis to, kuris turi jėgos, nes jisai praėjo tą pačią situaciją, kai jisai buvo nuskriaustas, atstumtas, atmestas ir vis dėlto pasirinko kitą reakciją. Laiške Romiečiams 12 skyrius, 17-18 eilutė, matote, aš cituoju daug Pauliaus, kuris buvo tikrai žmogus labai ir rūstus, ir užsispyręs, ir kietakaktis. Jis, kai suprato Dievo malonę, daug pradėjo kalbėti būtent apie tą susitaikymą, nes jisai žinojo, ką reiškia būti žmogumi negebančių susitaikyti. Mes skaitom Romiečiams 12, 17-18. Niekam neatmokėkite piktu, net savo vyrui, net savo dukrai, net savo bendradarbiai, net savo skriaudikui, niekam neatmokėkite, kiek benorėtum, piktu už piktą. Tačiau rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise. Sunku žodžiai. Kaip tai padaryti? Kiek galima, kiek gali, kiek esi pajėgus, kiek savyje atrandi jėgų, plus dar kiek Dievas tau davė. Ir kiek nuo tavęs priklauso, kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Su savo sutuoktiniu, su savo bendradarbiu, darbdaviu, vadovu, kuris neteisėtai tave apkaltino arba pakėlė balsą, arba pažemino viešai. Tai neteisingas elgesys. Čia nėra ko interpretuoti, tai yra neteisingas. Bet tu pasirenki kitokią reakciją. Ne dėl to, kad tu esi geras, o dėl to, kad mes turim gerą pavyzdį. Jėzų Kristų, kuris, būdamas neteisingai apkaltintas, pasirinko kitokią reakciją. Brangieji, nesutarimai, konfliktai yra neatsiejama dviejų žmonių santykio dalis. Tu negali eiti į santykio gylį, jeigu tu neatversi savo pažiūrų, savo nuomonę, jeigu tu nesakysi, kas yra ant tavo širdies. O tai reiškia, kad tu karts nuo karto padarysi kažką, kas kitą žmogų įžeis. Klausimas ne ar tai atsitiks, klausimas kada tai atsitiks. Ir labai svarbu neužsibūti tame. Labai svarbu pirmą, jau įvykio etape atsiprašyti. Nepavyko, bent neleisti savo interpretuoti pačių pikčiausių būdų. O jeigu ir tai nepavyko, jeigu tikrai tave įžeidė ir širdis reikalauja keršto arba atitinkamo elgesio reakcijos, nesielk taip. Pasirink kitokią reakciją. Pasirink nereaguoti. Pasirink nedaryti to, ko nori, nes tu žinai, tai bus pykčio vedamas elgesys. Ir raštas mums sako, kai tu pyksti, tu negali daryti Dievo darbo. Tu padarysi tai, dėl ko tu vėliau gailėsi. Ir koks bebūtų nesutarimas, atneškim tai Dievui. Jis yra nesutarimo sprendimų meistras. Jis yra Dievas, kuris tikrai žino mūsų širdį ir gali mums padėti. Bet kai eisi prašyti pagalbos pas Dievą, pradėk savo maldą nuo to: Dieve, aš pykstu. Dieve, aš tą ir tą noriu padaryti tam žmogui. Aš taip ir taip noriu atliepti. Ir tuo pačiu aš noriu, kad įvyktų susitaikymas. Pradėk nuo manęs. Pradėk taisyti šitą situaciją nuo manęs. Ir nesvarbu, kas pradėjo pirmas.
Nesvarbu, kas nukentėjęs, nesvarbu, kas kaltas. Pradėk nuo manęs. Ir aš tau garantuoju bent iš mano patirties, tokią maldą Dievas neišvengiamai atsakys. Taigi, pykitės civilizuotai ir mylėkit viens kitą. Būkit palaiminti. Ir pražuvęs buvau, vien tamsą mirtį aplinkui mačiau. Aš laukiau to, kas išgelbės mane, malonės jo šaukiaus. Tu suradai, išgydei, iš kapo pašaukei. Meilė pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Vėl gyvenu, nes tu man atleidai, mane išlaisvinai. Iš tavo malonės visa tai. Aprengiai grožių vietoj nuodėmių. Tik iš malonės kasdien gyvenu, negaliu tylėti, aš giedu tau su džiaugsmu. Nežinau, kad išgelbėtas esu. Tu suradai, išgydei, iš kapo pašaukei. Meilė pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Vėl gyvenu, kas rytą skelbsiu tai, net jei viskas šiam pasauly griūtų, aš skelbsiu tai. Jo malonė man nauja kas rytą. Net jei viskas šiam pasauly griūtų, aš skelbsiu tai. Tu suradai,
Dėkojame Romanui. Tikiu, jog kiekvienam iš mūsų šis pamokslas suskambėjo labai asmeniškai. Kartais savaitės bėgyje mes būname tokie pavargę, bėgame, skubame, lekiame, rūpesčiai darbuose ir šeimose. Todėl, manau, yra labai svarbu išlaikyti sekmadieninį pamokslą savo širdise, melstis dėl to ir pritaikyti kasdienybėje. Kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie mūsų žemiškosios bažnyčios statymo ir to dalinimosi su kitais. Dažnai tai gali būti finansinė parama, bet taipogi labai svarbu yra laiko, dėmesio skirimas aplinkiniams, padėti jiems. Juk, kaip sakoma, yra gera dalintis tuo, ką gavai pats iš Dievo malonės. Dievas visada mus yra paruošęs geriems darbams. Jeigu mus stebi nuotoliu, tai labas tau, labai sveikinu prisijungus, kviečiu komentaruose esančią nuorodą paspausti ir ten prisijungti prie nuotolinės grupės Facebook. Ten galėsi daugiau sužinoti apie mūsų nuotolinės grupės gyvenimą ir kas vyksta ten, tai nuoroda komentaruose. Jeigu mus žiūri, stebi pirmą kartą, tai taipogi labas tau ir būtinai užpildyk anketą mūsų internetinėme puslapyje. Mes su tavimi susisieksime ir atsiųsime daugiau informacijos, kas vyksta mūsų bendruomenėje. Ir žinoma, vienas iš smagesnių momentų, aš raginu nepabėgti ir prisijungti į Zoom pokalbių kambarį, skirti daugiau laiko draugystei, bendrystei ir maldai kartu. Taipogi prisijungimo nuoroda komentaruose. Na, o šiam kartui tiek. Aš atsisveikinu ir kaip jau tradiciškai siunčiu vėjuotus, bet labai meilės kupinus linkėjimus iš Pajūrio. Būkite palaiminti ir iki pasimatymo.